Sveiki, sveiki. Turime tokią vieną gybą. Peiliai, biški filmavimui ne tas kampas, bet taip ant greičiau sumaščiau. Ir mes ją restauruojam. Žiūrėkit, kosminiai dalykai, tai yra deimantinės kempinės. Na, jos tokios gana kietos. Ir, sakykim, pasimam grūdėtumas 100 dabar, ne 200 dabar. Aišku, galima ir su grubesniu, bet nenorėjau. Tai žodžiu. Ir labai gerai pagal kampą, būtent vieną gybai, bebai ir drožiamės taip. Visą nuolydį reikia atstatyti. Tai manau, po keletas valandų šitas peiliukas jau bus labai gražus. Ir liks tik tai pagaląsti. Bet suformuosim lygiai nuolydį. Tai va, matote, kokie darbai vyksta pas mane. Ir, gražėja. Matot, aišku, vėliau smulkesnį dėsim, vėliau ir 400 ir taip toliau. Svarbiausia dabar yra pašalinti visus tokius bryžius nereikalingus, va tokius. Tai tokius suformuoti tikslų nuolydį. Na va, o vėliau galandimai. Tai žodžiu, darbo daug, todėl ir sakau, kad restauruoti peiliai, jie yra kosminiai, nes čia yra iš senųjų, matot, žalvaris, viskas labai senas peilis. Rankinau kažkiek atitryniau, plienai geri 2 sluoksnių, čia jau superiniai kieti, bet prie jų reikia darbelio. Todėl, kai sakau, restauruotas peilis, jis jau kainuoja pas mane nemažai, tai todėl, kad jį ne tik tai yra investuoti pinigai, pirktas, siūstas, mokėti mokesčiai, bet ir plus darbo beveik kiek įdėta. Ir dar kartą, aišku, pardavus sumokami mokesčiai. Na, tiek kol kas. Pirkite nerestauruotus peiliukus, patys kažką pasidarysite, mažiau mokėti, bus smagiau patiems turėti savo kažką įdėjus į peilį. Ir peilis tai yra 10 laiko, ne mėnesiais, ne metais, 10 metų. Iki bičiuliai.